Sveiki visi, šiandien eksplorinam apleistą vaikų sanatoriją ir tuo pačiu mokyklą, nes kažkada į šią sanatoriją atvykę vaikai turėdavo galimybę mokintis ir tuo pačiu lankyti jiems skirtas procedūras. Apsilankę šiame pastate supratome, jog esame ne vieni, nes išgirdome žiauriai keistų garsų, radom katiną ir kitokių įdomių dalykų bei daiktų. Šis video epizodas bus kitoks, nes paliksiu jums originalią vaizdo medžiagą, tad smagaus žiūrėjimo. Čia šiaip sakė, veikia. Kas čia? What the fuck, kiek daug daiktų. Kročių plokštelis, dienynas, daug visokių dokumentų, pilna. Čia kažkokie užrašai, kročią. Wow. Stengsiuosi labai garsiai nekalbėti, nes gali mus išgirsti kas nors. Čia visa šiaip tai yra. Čia yra šis. OMG. Seniai gal nejaučia šviesos, nes paskirėjo. Čia koridorius. Tuščias kambarys. Stalai kaip iš mokyklos. Lenta. Gal dar ir kreidos. Karočią. Pasirašau. Gerai, galime judėti toliau, apžiūrėsim, kas čia dar gero yra. Čia kambarys dar vienas, dailė, darbeliai. Dar viena lenta. Čia dar vienas kambarys. Čia tualetas. Jo, žodžiu, einam šitą koridorium toliau. Čia vėl toksai kambarys kaip kokia klasė, stopudovai. Čia tuščias kambarėlis. Čia taip pat tokia klasė. Wow. Vėl klasė. Spintelė. Okay. Galim judėti toliau, pasižiūrėsim, kas čia dar yra. Čia, kaip suprantu, buvo pagrindinis įėjimas. Jo, atrodo kaip mokykla. Atrodo, kad čia buvo mokykla, nors realiai, man atrodo, čia ir vykdavo pamokas. Čia dar spintos. Tuščios. Kažkokios dėžės. Didelė dėžė. Žiauriai. Keisčiausias tas dalykas, kad čia yra elektra. Pasižiūrim. OMG. OMG, seni. Seni. Gerai, judam toliau. Pasižiūrim, kas šitam kambarį. Gerai, čia parašyta valstybės žinios. Kažkokie žodžių archyvai. Čia nuo suolų, karočią tie, kur pasidėta. Žodžiu, visokie žaislai, kažkokie daiktai įdomus. Mes iš ten atėjome, ne? Tai dabar kylam į viršų, čia jokio įėjimo nėra į rūsį, jokio rūsio. Čia stopudau, jokio rūsio nėra. Iš tikrųjų visas pastatas afigienas. Afigienas to atrodo. Tarkim, už šitą laiptai, tai ką žinau, apšė kaip... Atrodo, ką tik naudotas jisai va buvo dabar. Dabar esam antram aukšte. Žiūrim, ką čia turim. Vėl klasė. Tik šį kartą didesnė. Ne, čia stopudauju viskas taip, kaip buvo, taip ir liko ant šitos lentos. Atrodo, ką tik čia kažkas vyko. Toks įdomus jausmas. Daina Lietuvai parašyta.
čia kažkokie stalai. Laiko juosta, senieji laikai, viduriniai amžiai. Gerai, žodžiu, judam, dabar pažiūrėsim, kas kituose kambariuose randasi. Čia vėl stopudovai tokios pačios klasės bus. Rozetė. Šita rozetė gali būti, kad veikia. Jo, čia kaip ir viskas identiška. Nu, dabar judam toliau. Gaistrinis čiaupas, stopudovai dar veikiantis galbūt. Vėl tokia pati klasė. Čia turim kažkokių daiktų. Vodka. Visa Lietuva. Wow. Šiaip neblogas dydis, galiu pasakyti. Įdomi knyga kažkokia. Numeriai. Tai įsivaizduoju, kiek čia numerių. Jūs pažiūrėkit, kokią istoriją knyga ir čia iš vien numeriai visokie. Ok, dabar judam toliau. Pasižiūrėsim, ką čia turim gero. Elektra ir čia stopudovai veikia, bet geriau nejungiam, nes išsiduosim. Na, o čia vėl tokia pati klasė, Lietuvos herbas, spintelė, kaip ir visur. Gerai, ką čia turim. Užsienio kalbos kabinetas. Žodžiu, čia dėstydavo kažkokią užsienio kalbą. Ir čia stalas. Bet aš spėjau, kad čia bus mokytojo stalas. Čia grinai, čia tai tik faktas, kad tikrai vykdavo pamokos. Čia tai tikrai faktas. Čia vėl toks pats identiškas kambarys. Ok, pasižiūrim, ką čia turim. Rugpjūtis, 2012 metų kalendorius. Tai čia seniausiai 9 klasė. Gerai. Čia kažkokie vaikų darbai. Wow, atrodo, kad čia viskas ką tik veikia. Va, vakar. Čia tualetas. Kiekvienam aukštį yra tualetas. Katinas, katinas. Kss. OMG, 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 hebra, OMG. O čia tai geras buvo. Stopudovai geografijos. Geografijos kabinetas. Nes čia žemėlapis, Lietuvos gamtinis žemėlapis. Ir dar visokiausių knygų, tenai nenoriu labai artintis, nes labai viskas matosi. Ok, judam toliau. Esam antro aukšto koridoriui. Žodžiu, šitą vaizdą jau matėt. Čia tuščias kambarys. Lentelės nėra, todėl negaliu pasakyti, kas čia buvo kažkada. Na ir dabar čia dar vienas kambarys. Wow, koks įdomus daiktas. Kas čia buvo? čia raktai jau. Tikriausiai kambarių raktai. Tikriausiai. Ir čia kažkoks paleidimo blokas. O čia realiai kas yra, tai tiksliai nežinau. O čia tuščia, ne? Ir dar užuolaidos likę. Sen. Creepy as fuck. Biologija. Ok, pasižiūrim. Interesting. Pratybų sąsiuvinis. Ar čia kažkas rašyta? Tuščias. Visiškai tuščias. Ne visiškai. Kažkas užrašyta. O ten kas? Dokumentų valdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokyklose. Reiškia, čia tikrai vykdavo pamokas. Jo, nes čia, žodžiu, prie šito pastato yra sanatorija ir čia tuo pačiu atvažiuoja žmonės, jie ir mokosi ir toj sanatorijai būna. O čia
paveikslai, tikriausiai vaikų darbai. Čia dar vienas kambarys. Šitas kambarys didesnis, atrodo, kad čia kažkoks direktorio metodinis kabinetas. Ok. Čia chemijos kabinetas. Lentelė. Periodinė elementų lentelė. Wow. Nice. Visiškai nauja. Nu, ne visiškai, bet puikaus stovi. Fuck. Čia chemijos, čia karočią. Čia dar daiktų lėkia. Jo, žodžiu, viskas šituose kambariuose su mokslai susiję grinai. Visi dokumentai, visos knygos. Kas čia parašyta? Prašome naudotis literatūrą. Čia nelabai galiu pašviesti, nes viskas matysis, o tenai veikiantis pastatas kitoj pusėj. Jo, čia grinai chemijos kabinetas, žiūrėk, dar kokia sena lentelė, o ten naujesnė. Gerai, užeinam į šitą kambarėlį. Čia tikriausiai būdavo laikoma visokie cheminiai daiktai, aš manau bent jau. Nes jaus visada atskirai laikydavo. Ok, kolbos. Viskas kaip priklauso, karočiui. Jo, žodžiu. Pilna daiktų visokiausių. Kažkokie rusiški užrašai. Žodžiu, keliaujam toliau. Na ir dabar išėjom vėl į tą patį koridorių. Čia šiti du kambariai jungiasi. Dabar judam toliau, pasižiūrim, kas dar čia. Nenoriu nieko praleisti. Gana ilgas kambarys. O, indai. Visokiausi. Jo, paruošti. Ok, galim judėti toliau. Žiūrim, ką rasim. Neblogo dydžio radiatorius. Jo, galėsim lėpti. Aš net nežinau, kiek čia aukštų realiai. Bet jeigu čia yra užlipimas, tai ten bus stopudovai palėpė. Bet esmė tame, kad dabar dar praeinam čia. Pasižiūrėsim, kas čia gero. Wow. Tuščia salė. Čia kažkokia lenta buvo, čia parašyta mokytojo pavardė, klasė, pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis. Žodžiu, čia kažkas būdavo sužymėta. Tokia nemaža erdvė, nežinau realiai, kas čia būdavo. Man įdomu, kas čia. Nebloga knyga, galiu pasakyti. Kas yra, kas Lietuvoje 2000 ar 1000. O, mga. Bet tai tokio dydžio knyga. Politikai. Tokio dydžio. Visokių žmonių vardai, pavardės, aprašymai, ką jie darė gyvenime šitoj knygoj. Kas čia? Čia įmanoma įeiti ar ne? Čia tai lango nėra. Karočiui. Perėjom į kitą dalį. Čia pilna durų išlaužytų. Žaislai. Čia žemėlapis. Žodžiu, pilna priversta visokiausių daiktų. Grindys medinės tikriausiai šito pastato. Čia pilna žemėlapių. O, mga. Kiauras stogas. Šiaip galiu pasakyti, nėra visiškai jauku, kai taip durys išlaužytos ir taip eini ir nematai, kas prieš tave yra. Ne visiškai jauku. Čia tuščio rūbai kažkokie tai.
Ok, judam toliau. Čia, what the fuck. Sen. Creepy, tikrai creepy. O ten nemažas toks plotas, nemaža erdvė. Čia dar daugiau žaislų. Čia kažkokie biologijos, ar kino, čia nežinau, paveiksliukai visokie. Daiktai, žodžiu, viskas suversta. Šitoj vietai viskas suversta. Čia dar daugiau visokiausių daiktų. Ir šitoj daly gana taip tamsu, galiu pasakyti. Grindys tai ne kažką atrodo. Reikia stengtis tyliai. Čia tuščias kambarėlis, čia kažkas tokio kaip tualetas, gal nežinau net. Jo, žodžiu, jie į tamsią zoną, wow. Wow. Šiaip gerai atrodo. Šitie laiptai gerai atrodo tikrai. Bent jau man. Biliardinė. Bet čia užgriuvę kažkaip viskas. Čia viskas užgriuvę. Žodžiu, čia dar vienas tuščias kambarėlis. Galim įdėti toliau. Čia dar vienas tuščias kambarys. Čia irgi tuščia. Žodžiu, toks jausmas, kad viskas suvirsta į tą pusę, kas buvo čia. Ir vėl prasideda creepy koridorius. Bet man jis patinka. Pažiūrim, ką čia turim. Visur atidarytos durys, tuščia. Čia irgi tuščia. Žodžiu, aš dabar maždaug tikiuosi, kad čia visur šitoj pusėje viskas bus tuščia, o į tą pusę bus viskas grynai suversta. Šlanga. Kilus gaisrui atsukti. Išlupta šlanga. Čia buvo kambariai, aš kaip suprantu, nes ant durų numeriai. Pažiūrim, kaip čia. Čia reikia. Jo. Tuščias kambarys. Aš čia garsiai negaliu kalbėti. Mes šiaip dar šitos pusės pirmo aukšto neapėjom. Tai galim dabar apeit pirmą aukštą ir tada grįžti tenai ir užlipti dar aukščiau. Ir aš kažką ką tik girdėjau. Grinai kažkas sujudėjo. Einam čia. Kas bus, tas bus. Stopudovai, koks tas katinas, tai tikrai kažkur pabėgo, jisai negalėjo niekur dengti. Čia tualetai tikriausiai. Ok, leidžiamės žemyn. Visa хорошо. Mediniai laiptai. Man čia taip gražu. Šiaip dar gana gerai išsilaikė laiptai, galiu pasakyti. Kaip mediniai. Čia tikriausiai buvo įėjimas į pagrindinis įeiti į kambarius, o tenai tokia kaip mokykla kairiai pusėj, kurią pradžioje apėjom. Primėtyta visokiausių šiukšlių, knygos, rusiškos. Ką? Mes nevidėm. Gerai, dabar stengsiuosi kuo tyliau apžvelgti dar šitus likusius kambarius. Vien tik dėl jūsų. Čia užkaltos durys, tuščias kambarėlis. Čia šluota. Žodžiu, čia stengsiuosi kuo mažiau šviesti, nes prie pat esam veikiančio pastato. Čia biškį pasišviečiam. Ir dabar geriausiai tyliai kalbėti, nes čia durys. Čia, žodžiu, viskas tuščia. Žodžiu, ne dėl kažkokių suknistų
vaiduoklių ar dėl kažko, bet dėl to, kad kažkas gali būti čia ir mes galim būti ne vieni, nežinau kas. Žodžiu, čia pirmo aukšto koridorius. Žodžiu, man atrodo, šitas koridorius nesijungs su tuo, iš kurio atėjom. Nu, čia tušti kambariai. Karočią, dabar einam geriausiai į senį šitą pagrindiniais laiptais. Taigi, dabar vėl grįžom į tą pačią vietą, prie šitų laiptų įspūdingų. Ir dabar kylam į viršų. Grįšim iš ten, kur atėjom. Ja. Mes šitam pastate tikrai ne vieni. Damn, tas creepy faces. Ok, čia jau buvom. Ir dabar išeisim per tą langą į kitą korpusą. Palauk, aš tai tikrai noriu užlipti. Gerai, dabar pasižiūrėsim, kas yra čia. Nes čia užlipimas ant stogo, man atrodo. Čia primėtytų pirštinių kažkokių. Čia turim stogą ir ofigeną kambarį. OMG, seni. Aš žinau, kad tu nesigaili, kad mes čia atėjom. OMG. Kokių įdomių daiktų. OMG. Viskas leikia. Čia grynai iš biologijos kabineto. Visi organai. Tipo evoliucija. Žemėlapis. What the fuck? Kažkokie šlykštus daiktai. OMG. Žodžiu, čia visokių įdomių daiktų yra. Šiauriai. OMG. What the fuck, pomidorai? Bet netikri stafudau. Netikri. Jo, per gerai atrodo tikrai. Žodžiu, čia kažkokios nuotraukos miško, čia lenta. Na, o čia įdomus visokie dalykai. Jo. What the fuck? Žiūrėkit, hebra, žuvis. Karoči, žiauriai įdomu. OMG. Tas veidas iš tikrųjų creepy, bent jau pagal man. Žodžiu, čia tokių creepy daiktų yra. Žodžiu, hebra, esam ant stogo. Dabar tiesiog mums beliks pabėgti iš čia. Štai toks vaizdas. Ten stogas, tos pusės, kur buvo gyvenami tikriausiai kambariai. Visiškai paprastas šiferio stogas. O čia puikus stogas puikiai išsilaikęs. Na ir kaip matot, lauke lyja. Tai va. Varom. Gerai, dabar keliaujam atgal. Žodžiu. Tai žodžiu, man patiko šis pastatas. Tau irgi? Žinoma. Tai žodžiu, jeigu jums patiko, spauskit like, prenumeruokit, komentuokit. Susitiksim kitose video. Tad lygiai kito susitikimo. On the low, what's up with you, ho? Bitches smoking dro, bet you know. Bust like 44 when I spit that flow, cause we go hard. Like that shit they hustle on the boulevard. Fuck your bra, bitch, I bet I could. Bitch, I bet I would. On the low, what's
What's up with you, hoe? Bitches smoking dro. Bet you know. Bust like 44.